Labas rytukas, laikas pusryčiauti. Grįžau jau po mokyklų, po darželių, nuvežiau vaikus. Tai aš atsikeliu 6:30, bet aš nepapusryčiauju taip anksti, nes mano organizmas dar miega, dar ir aš nelabai noriu valgyti tų pusryčių. Tai tik tai atsikėlus išgeriu skaidulas ir kavytės. Ir kai grįžtu kažkur jau 9 po 9 pusryčiauju. Tai šiandieną neišgėriau skaidulų atsikėlusi ryte, tai dabar išgersiu. Tai irgi sulaukiu klausimų, kokias skaidulas geriu. Tai geriu pačias paprasčiausias, žinokit, Psyllium Husk. Tai yra gysločio luobelės. Jos natūraliausios, pigiausios ir aš, pavyzdžiui, nematau tikslo ten mėtyti pinigų ir pirkti tas brangias skaidulas, ten visokiausių tų firmų, visokiausių tų rūšių yra. Tai jose ten ir pridėta visokių ten tų skonių būna. Ir aišku, bus ir saldiklių pridėta ar cukraus, tai aš neperku tokių. Naudoju šitą pigiausią, paprasčiausią, natūraliausią variantą. Tai pusrytukai, žinokit, mano bus tokie patys kaip ir kiekvieną rytą, nenustebinsiu iš jūsų su pusryčiais, bus kiaušiniai kepti, man skanu, man patinka, neatsibosta. Jeigu atsibosta, tai kažkokiu tai sumuštiniu pasidarau su lašiša ar su vištiena ar su jautiena. Aš valgau tokius pusryčius, kad aš išbūčiau ilgai soti, bent 3 valandas, 4 valandas ir kad manęs ten nekankintų kažkokie tai alkio priepuoliai ten, kad norėčiau užkandžiauti. Tai valgau, kas man patinka, kas skanu. Anksčiau valgydavau beveik kiekvieną rytą avižinę košę, man patiko, skanu buvo, bet aš supratau, kad aš nuo tos košės ilgai soti neišbūnu, nors kalorijų kiekis tas pats, kas ir kiaušinių mano ta porcija būna, pusryčių porcija, bet aš ilgai neišbūnu soti. Ir ten po kokios valandos, 1,5 valandos jau aš alkana. Ir plus dar nebevalgau vien dėl to avižinės košės, dėl to, kad man nuo avižų pučia pilvą. Aš bandžiau ir tas organiškas avižas, ir be gliuteno avižas, bet vis tiek man pučia pilvą. Tai jeigu ir jūs valgote avižinę košę ir pastebite, kad jums pučia pilvą, tai reiškia nuo avižų. Tai labai reikia stebėti iš tikrųjų tą savo kūną, tą savo organizmą, ką valgote, kaip jaučiatės po to maisto. Ir atsirinkti, kas jums tinka, kas patinka. Ir buvo toks komentaras, kad aš daržovių mažai valgau ryte. Tai žinokit, aš tų daržovių ryte aš nenoriu valgyti, man nepatinka pusryčiam valgyti daržovių. Jeigu kažkokia tai daržovė būna, tai prie kiaušinių pomidoras ar agurkas, avokadas, bet daugiau tai ne. Būna dažniausiai, kad valgau be jokių daržovių. Nebent sumuštinis ten būtų irgi, ten agurkas, pomidoras, ten gal kartais kažkokią salotų lapą užsidedu, bet ne, man žinokit nepatinka, tai aš ir nevalgau pusryčiam tų daržovių, salotų. Aš jau po to tada stengiuosi per pietus, per vakarienę daugiau suvalgyti tų daržovių. Tai va, tai aišku, ten yra tos mitybos taisyklės, ten, kad būtinai ten tų daržovių įtraukti pusryčiams, pietums ir vakarieniai. Bet, pavyzdžiui, kaip man nepatinka ryte valgyti tų daržovių, aš ir nevalgau, žinokit. Tai tų taisyklių yra daugybė mityboje, bet reikia atsirinkti, kas jums patinka ir tinka. Tai nereiškia, kad tos mitybos taisyklės turi būti pritaikytos visiems ir tokios pačios. Sakoma, ir kavos negalima gerti ant tuščio skrandžio ryte atsikėlus. O žinokit, kiekvieną rytą geriu tą kavą ant tuščio skrandžio. Nu tai aišku, ten vandens stiklinę išgeriu arba skaidulų išgeriu, tik tada geriu kavą. Bet man nieko nesidaro, niekaip manęs nepaveikia, nežinau, aš neturiu nei su skrandžio problemų, nei su virškinimu problemų, nei dar kažko tai. Tai man tiesiog taip tinka, aš ir geriu tą kavą. Kažkada sakiau, kad reikia pabandyti negerti tos kavos ant tuščio skrandžio, bet
taip ir nepabandau, nes man tiesiog taip neišeina, nes aš atsikeliu anksti ryte ir man reikia prasibudinti, reikia man pakelti spaudimą, nes mano spaudimas žemas. Tai aš geriu tą kavytę, žinokit, ir nieko nesidaro. Gal kažkada ir pabandysiu negerti tos kavos ant tuščio skrandžio ir pažiūrėsiu, ar čia bus kažkoks skirtumas ar ne. Tai va, bet buvo čia laikas, kai sakiau, reikia sumažinti kavos gėrimą. Aš kažkur 3 puodelius išgeriu per dieną ir mano tas 3 puodelis jau būna gan vėlokai, jau po pietų taip gerokai. Tai aš ir atsisakiau to 3 puodelio. Nu, bent jau jeigu ir geriu tą 3 puodelį, tai kad jau nebūtų taip vėlu. Ne po pietų taip gerokai, nes aš kai išgeriu tos kavos jau po pietų, tai man ir pastebėjau, kad miegą sutrikdo, aš prabudinėju naktim ir sunkiau užmigti, tai žinokit, kai atsisakiau to 3 puodelio, tai man ir pagerėjo miego kokybė ir geriau jaučiuosi. Tai dabar geriu tik tai 2 puodelius, tai atsikėlusi ryte išgeriu puodelį. Ir po pusryčių išgeriu 1 puodelį. Ir viskas. Tai va. Mano pusrytukai, beigelis, avokadas ir kepti kiaušiniai. Tai kai kiaušinius kepu, tai naudoju purškiamą aliejų, kad mažiau sunaudoti kalorijų. Tikrai labai svarbu žiūrėti, kiek jūs pilate to aliejaus, nes tai papildomos kalorijos, riebalai. Tai beigeliukus dabar Aldi perku. Nes Lidle nerandu, tai iš tikrųjų čia tokie patys, ta pati sudėtis ir tiek pat kalorijų, kaip ir Lidle tie beigeliai. Čia daugiau baltymų yra juose. Tai parodysiu dabar, kaip aš renkuosi duoną arba beigelius ir kaip rekomenduojama rinktis duoną. Žiūrėti į sudėtį. Kai renkuosi duoną, tai visų pirma žiūriu, kiek kalorijų turi, nes dabar kaip metu svorį, tai reikia taupyti kalorijas, kad išbūčiau tam kalorijų deficite, nes kai kurios duonos tai yra labai kaloringos iš tikrųjų, daug kalorijų turi, netgi ir tie beigeliai šitie turi 130 kalorijų, o kiti būna ten virš 200, 250 kalorijų netgi yra. Tada žiūriu, aišku, į sudėtį, aišku, čia sudėtis nėra labai jau čia ypatinga, bet aš kadangi ten vieną tą beigelį ryte valgau, tai pasiaukoju ir suvalgau, nekreipiu dėmesio į tą sudėtį labai, nors reikėtų. Tada žiūriu į maistinę vertę, tai rekomenduojama maistinė vertė tarp 100 gramų, kad būtų skaidulų daugiau nei 6 gramai, tai čia yra skaidulų 9,8 gramai, tai labai gerai, daugiau nei 6 gramai. Baltymų, kad būtų daugiau kaip 6 gramai, tai čia yra 16,9 gramai, tai super gerai. Cukraus, kad būtų mažiau kaip 3 gramai, tai čia cukraus yra daugokai, 6,2 gramai. Tai reiktų rinktis, kad būtų mažiau cukraus, mažiau kaip 3 gramai, bet ir kaip sakau, aš tą vieną beigelį suvalgau, tai čia nieko baisaus neatsitiks. Tada druska turėtų būti mažiau kaip 1 gramas, o čia yra 100 gramų 0,75, tai gerai, mažiau nei 1 gramas. Tai va, tai taip aš renkuosi duoną ir šiaip rekomenduojama duoną taip rinktis pagal tą maistinę vertę tarp 100 gramų, kad būtų tiek skaidulų, baltymų, cukraus, druskos. Šiandieną mano užkandukas bus va toks, sausainiai 2. Šitie, tai aišku, jie turi daug kalorijų ir daug cukraus, bet aš savęs griežtai neriboju, leidžiu savo suvalgyti tokių skanumynų kartais, ne kiekvieną dieną, bet suvalgau. Nesilaikau griežtų tų ribojimų, nes tie griežti ribojimai po to priveda prie persivalgymų ir visokių mitybos sutrikimų. Tai va, pasimėgausiu kavytę ir
sausainukais. Pavyzdžiui, kas negalite ten kontroliuoti savęs su tais saldumynais, ten gal neužtenka 2 sausainių, tai tada jau reikėtų vengti, riboti, nepirkti, nelaikyti namuose. Man kadangi užtenka, aš turiu kontrolę, ribas, tai pasimėgauju 2 sausainiais, man daugiau nekyla norų suvalgyti. Grįžau po sporto jau, tai dabar pietausiu, bet nieko neturiu pasiruošusi pietums, nei jokio paruoštuko, nieko. Tai greitai pasidarysiu vištienos krūtinėlę, pasikepsiu ant keptuvės. Tada turiu greitam variantui tokios kinvos, tai pasišildysiu tik tai mikrobanginėje. Ir pasidarysiu tadziki padažiuką, tai naudosiu šitą be laktozės jogurtą, dėsiu česnako, agurką ir dar salotų papildomai ir pomidorą. Vištieną aš apkepinu šiek tiek tik tai ant aliejaus, naudoju purškiamą aliejų, kad mažiau sunaudoti, nereikia čia padauginti tų riebalų. Vis dėlto esu kalorijų deficite, o riebalų mes labai greitai ir lengvai surenkame. Aišku, riebalų nereiktų atsisakyti visiškai. Tai aš pakepinu, patroškinu. Galima ir vandens šiek tiek įpilti, kad pasitroškintų. Ilgai nereikia čia kepti tos vištienos, nes tada labai išsausėja. Tai prieskonius aš jau beriu ant galo, kai baigia višta iškepti, kad būtų sultingesnė. Susitarkavau agurką, bet dar aš nuspaudžiu tas sultis, kad nebūtų taip skysta. Ir tada tik tai dedu, dėsiu jogurto, česnakai spausiu ir druskytės, pipiriukų ir bus toksai padažiukas. Štai ir mano pietukai, greitai pasigaminau, tik tai vištieną pasikepinau, padažiuką pasidariau. Tadziki, dar krapų įdėjau, salotos, pomidorai, kinva. Tai šita kinva, žinokit, yra labai geros sudėties, nes įprastai tie va tokie greito paruošimo ryžiai, ten kaip kinva, tai būna kiti labai blogos sudėties. Tai reiktų atkreipti dėmesį į sudėtį. Va čia sudėtis, tai tik tai keli ingredientai, tai kas ir priklausytų, ne? Kinva. Tai čia 80% balta kinva, 19% raudona kinva ir vanduo, nu tai aišku, nes čia virta, ir alyvuogių aliejus. Tai kas ir priklausytų būti tokia sudėtis tokiam produktui. Nes kituose tai labai būna visko ten pridėta. Ten būna tokių įvairiausių pavadinimų, tai jeigu jau skaitote sudėtį ir nesuprantate, kas ten per žodžiai, tai jau geriau nepirkite tokių. Ir dažniausiai būna su saulėgrąžų aliejumi, o čia alyvuogių aliejus. Tai tokiam, pavyzdžiui, greitam paruošimui, kai nėra laiko gaminti, tai labai tinka, labai gera sudėtis, nemažai skaidulų, super geras variantas. Einu pietauti. Gaminsiu dabar vakarienę. Tai vakarieniai pasidarysiu troškinuką. Tai bus čia kelioms dienelėms. Tai sunaudosiu vištienos krūtinėlę. Tada dėsiu kokosų pieno. Dėsiu daržovių. Vienokių, kitokių, šaldytas naudosiu, brokolių. Bulves atskirai išsivirsiu, dėsiu česnako šaldyto, nu parodysiu, kaip aš čia ką gaminsiu. Susismulkinau vištieną tokiais gabalėliais, truputį aliejaus papurškiau ir truputėlį apkepsiu, įdėsiu česnako, prieskoniukų. Šiek tiek pakepiau mėsytę, tai dar kiek skysčių įsiskyrė, tai dabar sudėsiu daržoves. Užpilsiu sultinio ir dar žiūrėsiu, ar čia reikia vandens dapilti ar ne.
Bet dar manau iš tų šaldytų daržovių išsiskirs šiek tiek to skysčio vandens, tai žiūrėsiu, dabar uždengsiu ir ant lėtos ugnies patroškinsiu. Jau troškinukas baigia išsitroškinti, tai supilsiu kokosų pieną dabar. Mano toksai biškį skystesnis bus tas troškinukas, kaip sriuba, nes per daug skysčių įpyliau. Bet nieko,